Jau turbūt nebesisveikinsiu, tęskime uždavinius. Ir mūsų laukia dar 3 uždaviniai, iš kurių net 2 yra funkcijų vėl. Gerai, 21 uždavinys, turime panašiuosius trikampius. Tai panašiai trikampiai reiškia, kad jų kampai tie patys, reiškia jų forma, ta pati, tik skiriasi dydis. Pavyzdžiui, toks trikampis, atsiprašau, stalpinkime, taigi toks trikampis yra panašus kaip, tarkime, toks trikampis, tik tai anas yra didesnis. Na, tai yra panašiai trikampiai. Gal šitą pavyzdį ir palikime šiandien, kad galėtume matyti juos. Ir ta klausimas yra, jeigu jų panašumo koeficientas yra 1/2, tai kaip skiriasi plotai? Ir žinokite, čia turbūt kaip ir su visom plokščiom figūrom, jeigu yra dvigubai didesnis ilgis tos pačios figūros, tai ir aukštis dvigubai didesnis. Reiškia, plotas bus didesnis 4 kartus. Gerai? Tai reiškia 2 kartus kart 2 kartus. Gerai? Tai mes tą ilgių koeficientą kraštinio pakeliame kvadratu. Jeigu trigubai didesnis, taip ir trigubai didesnis į viršų, tai bus 9 kart didesnis plotas. Nors ilgis didesnis trigubai. Tai reiškia, jeigu ieškom ploto koeficiento, tai mes tiesiog paprastą koeficientą keliam kvadratu. Tai reiškia 1/2 kvadratu bus 1/4. Tai plotų santykis yra 1/4. Tai mes šitą 100 centimetrų mes dauginame iš 1/4. 100 kart 1/4 bus 25 kvadratiniai centimetrai. Klausimas, kodėl ne atvirkščiai, kodėl ne 400, ogi todėl, kad mes žiūrime, kuris yra mažesnis. Tai mes ieškome ABC ploto ir AB kraštinė yra akivaizdžiai mažesnė, yra viršuje, yra tam mažesnėme santykyje. Gerai, puiku, štai sprendėme, važiuojam toliau, 22 uždavinys, aš net pradėjau spręsti. Tai čionais mums reikia apskaičiuoti, iš tikrųjų, kaip mes įsivaizduojam šitą uždavinį. Spiria kamuolį ir jisai taip legia. Matote? Nuspyrė kamuolį. Mes ieškome aukščiausio taško. Ir šitas spyris yra parabolė. Yra parabolė ir reiškia aukščiausias taškas, bus per vidurį. Taip, nes mes turim paprastą parabolę be jokių keistų dalykų. Tai viršūnė, realiai viršūnė. Mes ieškom viršūnės. Kad rastume viršūnę, mes turim rasti, kur jinai viršus yra. Tai jeigu mes rasime 2 taškus, kur, pavyzdžiui, kerta nulinę ašį, kerta nulinę y, tai ant abscisio ašies, ir tada rasime vidurkį jų, tai turėsime viršūnę. Gerai, 2 taškai, žiūrėkite. Jeigu rasime šituos 2 taškus, fantastika, paskaičiuosime jų vidurkį, rasime viršūnę. Gerai. Taigi, ir aš šitam veiksme tą ir padariau. Aš pasiemu mūsų parabolės formulę ir ieškau, kada jinai bus lygi 0, reiškia, kada jinai kirs tą x ašį. Mes ištraukiam bendrus daugiklius, žinoma, mes ištraukiame čia 5t ir iš čia 5t lieka 3, iš čia 5t lieka t. Šitoje vietoje tas 5 nieko nereiškia, mes jį galim dalinti viską iš 5, bet galim ir palikti, jis nieko netrukdo. Tai mes gausim, kad arba čia yra lygu 0, arba čia yra lygu 0, 8 klasė. Sandauga lygi 0. Tai mes čia gauname 5t yra lygu 0, kai t yra lygu 0, ir 3 minus t yra lygu 0, kai t yra lygu 3. Tiesiog sprendžiame ir gausime atsakymą. Taigi, kerta ties 0 ir ties 3, reiškia viršūnė yra lygiai per viduriuką. Mes sudėsime šituos nulius ir gausime atsakymą, kad viršūnė yra ties 1,5. Tai ką mes darome dabar, vietoj tai rašom 1,5 į mūsų formulę. Taigi turime, kad rastume tą viršūnės tašką, tai žiūrime h lygų. Kai rastume aukštį, rašom x. Taigi, 15 kart 1,5 minus 5 kart 1,5 kvadratu. Mes skaičiuojame, tikrai čia viskas labai lengva, 15 kart 1,25. 1,5 bus turbūt 22,5 ir minus 5 kart 1,5 kvadratu, tai 5 kart 2,25 bus turbūt 11,25 ir mes gausime atsakymą tikrai labai paprasta, bus tiesiog 11,25. Ir tai bus mūsų aukštis. 11,25 metro. Puiku.
Išsprendėme 22 ir 23 uždavinys. Jisai gali atrodyti toksai, okei, ką čia daryti, apibrėžimo sritį. Yra keli būdai spręsti. Iš tikrųjų, primena sprendimai, kur čia mes turėjom va šituos, galime spręsti visais šitais būdais. Mes galime spręsti, padaryti lygčių sistemą, nelygybių sistemą ir išspręsti visais 3 būdais, bet netgi ir 4 būdas yra, kurį aš čia ir paaiškinsiu iš tikrųjų. Taigi, visų pirma, ką mes turim žinoti? Kad čia yra trupmena, taip, apačioje yra vardiklis. Vardiklis negali būti 0. Visų pirma, apskritai negalime šaknyje turėti neigiamų skaičių, galėtų būti 0 šaknyje, bet mes negalim turėti neigiamų skaičių šaknyje kol kas 10 klasiai. Kai išmoksite nerealiuosius skaičius, įsivaizduojamus skaičius, tada galėsite turėti neigiamų skaičių šaknyje, bet dabar to neturime. Ir negali būti lygu 0, nes negalime dalinti 1 iš 0. Tai yra svarbu žinoti, kad šitas skliauste esantis dalykas, jis turi būti virš 0. Tai mes tai ir parašome, kad 4 minus x kvadratu privalo būti daugiau už 0. Ir ką svarbu žinoti, kad tada, tai mes galime persikelti į kitą pusę ir gausime, kad x kvadratu yra tikrai mažiau už 4. Yra tikrai mažiau už 4 ir čia gal net galite ir nespręsti. Tai jeigu mažiau už 4, reiškia, negali būti daugiau negu 2 ir negali būti mažiau negu minus 2. Tai reiškia, atsakymas yra nuo minus 2 iki 2, nes mažesnis skaičių už 2 kvadratu bus mažiau už 4. Ir paprasti skliaustai, čia yra vieta skliaustams, kad nelūžtiniai. Tai čia tas būdas, kur galime išmastyti, nereikia spręsti. Kitas būdas, kaip ir sakiau, tinka tenais visi nelygybių sistemų būdai, bet aš galiu nusipiešti patį grafiką. Mes turime, kad jeigu turime, kad 4 minus x kvadratu yra daugiau už 0 turi būti, tai mes ieškome, kada yra mažiau už 0. Kada yra mažiau už 0, tai mes viską apverčiame aukštyn-kojomis, tiesiog dauginame iš minus 1, kad gautume, kada yra mažiau už 0. Mes turime ieškoti mažiau už 0 pačio sprendinio. Ir tada mes apskaičiuojame ir gausime, kad x kvadratu minus 4, čia yra ties minus 4. Šita mūsų funkcija yra mažesnė už 0 pati funkcija, tai tarp 2 ir minus 2. Ir vėlgi 2 ir minus 2 neįeina, nes mums netinka atsakymas 0. Tai tokie čia sprendiniai, kol kas, kaip mums puikiai sekasi spręsti šitos PUPO egzaminus. Iki.